Tai ką, susitinkame šiandien antrame susitikime, pakalbėti apie tai tiek, kiek reikia finansuose. Ir dar prieš mums įrašant, pradėjome pokalbį apie tai, kad dažnai verslas susiduria su klausimu, kai jam dažnam verslui reikia finansavimo. Ir šiandien susitikimą pradedam nuo to, kad kaip verslui suprasti apie tai, kad jam reikia finansavimo ir ką su savimi turėti reikia vadovui einant prašant finansavimo. Nesvarbu, kokiu tai finansuojančių institucijų. Papildykite mane, kolegos, ar klausimas aiškus? Aiškus. Aiškus. Tai pradėkim tada. Dalinkimės nuomonės, kaip jums atrodo, ką pradžioje reikia apie save susivokti, einant prašant finansavimą. Tai, nežinau, aš galiu pradėti užvesti temą, ko reikia vadovui. Tai visų pirma, susivokti, kokio jam finansavimo reikia. Bendrai, ta prasme, ar jam reikia apyvartinių lėšų, ta prasme, problema, ar jisai ten, sakykime, turi kažkokį projektą, nežinau, pusiau investicinę, veiklos plėtros, nes, dažnai, pavyzdžiui, su kuo aš susiduriu, kur atsiranda problemos, tai yra, kad iš esmės tu pradedi dirbti su klientu, sakykime, jis ateina, reikia faktoringo, reikia faktoringo, tu pradedi teikti faktoringą, apyvartinės lėšos, ir pamažu pasitėm pradeda kažkur trūkti pinigų iš esmės, jis pradeda kažkokį ten investicinį projektą vystyti, ir jisai pradeda tuos pinigus kišti iš esmės nebe apyvartai naudoti, o faktoringą naudoti, susifinansuoti savo, kaip sakant, veiklos projektus. Ir anksčiau ar vėliau, ta prasme, ateina metų galas, nežinau, reikia mažinti ten limitą, arba ten turi grąžinti ir panašiai. Ir tada, kada reikia, jisai susivokia, kad iš esmės tų pinigų nebeliko, jie yra užšaldyti tam, iš esmės, investiciniam projektui, arba iš vis jie yra prajoti, Ir ten mes atsidūrėm jau toj problemoj, kur iš esmės ta pusė jau nebegali grąžinti. Ir tu iš savo pusės iš esmės turi kokį pasirinkimą, iš esmės, nežinau, susipykt, arba vėl iš naujo tartis, ieškoti resurso, kad jam padėti vėl ten kažkokį ciklą įsukti, kad jisai gebėtų grąžinti, ta prasme, tą, ką turi. Tai pirmas dalykas, iš esmės, sąmoningumo ir susivokimo apskritai, ko jam reikia, kokio kito finansavimo ir nesumaišyti apyvartinių finansavimų su, sakykime, ten kitom. Ir turbūt, bendrai, man bent jau labai svarbu, aš kai renkuosi klientus, tai vadovas toks pagrindinis, pagrindinis veikėjas ir dalykas man svarbus, tai yra, kad jisai, būtų disciplinuotas ir gebėtų laikytis tos disciplinos, kaip pasakyti, elgtis su tais pinigais, Tai vat, Aš turiu 3 klausimus, kol dar neužbėgai. Ta prasme, pirmas dalykas, jeigu žaliam reikėtų paaiškinti, kas yra faktoringas. Tai kas yra faktoringas? Sąskaitų finansavimas. Ką reiškia sąskaitų finansavimas? Ką reiškia sąskaitų finansavimas? Tai sakykime, nežinau, yra tokie pagrindiniai du, atvirkštinis faktoringas ir tiesioginis faktoringas. Atvirkštinis faktoringas, kuomet tau reikia finansuoti tiekėjo sąskaitas, sakykime, transporto įmonę paimkim, jinai pilasi kūrą ir jinai atsiunčia man finansuoti, sakykime, ten tas kūro sąskaitas, aš apmoku jų tiekėjam už kūrą ir po to ta įmonė, kai iš esmės atsiranda pas ją pinigai, jinai grąžina. Ir tą laiką, kol aš, sakykime, būnu, pavadinkim, paskolinęs jai tos pinigus, jinai moka palūkanas. Tiesioginis faktoringas, tai iš esmės apmokų įmonės pirkėjo sąskaitą. Ta prasme, pirkėjų išrašytą sąskaitą. Tai nežinau, tarkim, paimkim, nežinau, kažkoks didmenininkas tiekia, kad, pavyzdžiui, nežinau, kosmetika ten, nežinau, drogui. Ir iš esmės jisai išrašo drogui sąskaitą, tokie kaip drogas, jie mėgsta tuos atidėjimus nuo mėnesio iki 3, tai kad greičiau gautų apyvartinių lėšų ir galėtų toliau vystyti savo ciklą iš esmės tų dalykų visų, ką jisai veikia. Aš apmoku už pirkėją jam, o pirkėjas, tai šiuo atveju drogas po ten 300 ar kažkiek dienų grąžina man. Ir lygiai taip pat jisai klientas nemoka palūkanus už tą laiką, kol tie pinigai negrąžinti ir neapmokėti. Tai va čia toks, jeigu taip trumpai ir paprastai, 2 pagrindinės rūšys, neimant ten kitų konfidencialos, taip toliau ir panašiai, nes tų niuansų visokiausių yra. Tada dar kitas klausimas. Sakei, kad žiūrint, kokios rūšies tas faktoringas, ar apyvartiniam, ar projektiniam?
Kaip susivokti tam pačiam, tarkim, jeigu jisai žalias ir jam tiesiog trūksta pinigų, iš ko jisai susivokia, kam jisai naudos, arba kaip jisai tavęs paprašo, pavyzdžiui. Matai, aš apskritai faktoringą laikau apyvartinių lėšų finansavimu ir, ta prasme, projektam jisai tiesiog netinkamas dalykas. Tai čia yra didžiausia klaida visų, sakykime, vadovų, kad jie tų dalykų nesuvokia, sumaišo ir netam naudoja įrankį. Nes visų pirma, faktoringas per brangus projektam, ta prasme, tai yra trumpalaikiai, pakankamai brangus pinigai, tada, kada turi pakankamą maržą ir žinai, ką su tuo daryti, ne? Tai čia irgi atsiranda krūva skundų po to, kad čia, žinai, labai brangu. Taip, nes tu naudoji, kaip pasakyti, traktorių ten, nežinau, medžiui duobį iškastą, ne? Ta prasme, tiesiog toks. Tai kas liečia projektinius dalykus, tai yra alternatyvūs dalykai, nežinau, kredito linija, kuri tokia, sakykime, biški kaip faktoringas, bet jau artimiau, kur tu galėtum ten panaudoti ne projektam, trumpalaikės paskolos, ilgalaikės paskolos, tarsi alternatyvūs dalykai, kurie tiesiog kitko reikia prašyti ir galbūt netgi kitur kreiptis. Tai reiškia, jeigu teisingai suprantu, aš turbūt čia tokią naivę poziciją palaikau iš tos pusės, kad galbūt žmonės, žinai, nesusidūrė, gal visai šviežiai apie tai mus klausys. Tai ar būna taip, kad žmonės supranta faktoringą kaip tiesiog finansavimo gavimą, tarsi, grubiai tariant, pinigų gavimą ir jį panaudoja ne apyvartiniam lėšom, kad pagrindinis gamybinis procesas, ciklas suktųsi, o tiesiog gaudus pinigus panaudoja projektui, kuris yra pinigų valgytojas, o neturi potencialios kūrybinės jėgos, kas yra apyvarta, taip? Tas faktas ir tai čia yra didžiausias smulkaus vidutinio verslo problema, ne? Dėl to, kad, iš principo, ta prasme, net nėra to kažkokio pamatinio suvokimo to skirtingų tų finansų, kažkokių finansavimo šaltinių ar būdų, yra tiesiog arba trūksta pinigų, arba netrūksta iš esmės. Ta prasme, jeigu trūksta pinigų, tai tinka bet kas ir jau viduje aš sugalvosiu, ką aš ten padarysiu, o jeigu pinigų netrūksta, tai iš esmės gyvenu, kol trūks tokio dalyko, kad iš esmės susiplanuotant prieš pusę metus, kaip kad reikėtų, nežinau, jeigu nori gauti finansavimą banke, ne, ar dar kažkur, apskritai neegzistuoja. Tai yra, reikėjo vakar ir tada einu ieškoti, ne, tai žodžiu, čia jeigu nesiplečiant, tai taip. Ačiū. Tai kaip iš viso susivokti, nežinau, ką pasiruošti, einant prašant finansavimo, esant vadovui? Gal pradžiai aš galiu... Gerai, taip žinoma, Karina. Aš galvoju, grįžti prie to paties tavo klausimo prieš tai, iš kur suprast, kad tau reikia ir iš kur suprast, ko konkrečiai tau reikia. Ar to apyvartinių lėšų, ar to, sakykime, projektinio finansavimo, ar investicinio finansavimo. Tai yra apie ką šneka, iš ko gauti, sakykime, tą informaciją. Ir man rodos, ir Audrius šitą dalyką minėjo, ir man iš karto šitas dalykas išplaukė galvoje, tai vienareikšmis srautai. Tai yra pinigų srautų ataskaita, pinigų srautų planavimas. Man iš ten puikiai matosi šitas dalykas. Tai yra net ir iš struktūros pačios pinigų srautų ataskaitos, nes tenais pagal pinigų srautų ataskaitą pagal ją labai akivaizdžiai matosi, kur yra ta apyvartinė dalis, tai yra sakykime, tavo veiklos, įprastinės tavo veiklos dalys, ar joje tau trūksta, ar tau trūksta jau, sakykime, tos rautų, iš kurio tu nori pirkti kažkokį tai turtą, tarkim, tu norėtum nusipirkti ilgalaikį turtą, kokią mašiną, ten įrangą ar dar kažką, tai to vadinamo investicinio srauto, tai jisai jau iš kitur turėtų būti, man rodos, Audriaus dalys yra būtent ta operatyvinė dalys, toliau ta investicinė dalis tai jau labiau gal bankų ar kitų kredito institucijų reikalas būtų, ir ta finansinė dalis, jinai tiesiog jau iš to gero gyvenimo gal atsiranda. Tai vienareikšmis srautai, aš manau, kaip Audriui atrodo. Tai aš kaip ir minėjau, ta prasme, pagrindinis dalykas iš esmės, ko aš prašau, ar ten, ko man reikia iš tų klientų, tai yra pinigų srautai. Bet, kita problema, kad tai toks, kaip sakyt, tabu, neegzistuojantis dalykas. Iš principo, jeigu dar suvokia, kad ten balansas, kas tai yra, ir kad to reikia,
Tai pinigų srautai tam smulkiam vidutinio verslo vadovui, jie tokie, juodas miškas. Tai, žinai, čia susirandi tų alternatyvių dalykų, kaip tai padaryti. Tu paprašai tada banko išrašų iš esmės. Pagal banko išrašus ten sėdėdamas gali iš esmės, kažkokį bendrą vaizdą susidėlioti apie tą jo ciklą visą ir taip toliau. Tai va tokiom puzlėm tu susilipdai tuos dalykus, bet faktas, kad aš pritariu Korinai, kad srautai geriausiai parodantis dalykas, ko jam reikia ir ta prasme tik per srautus tu sudėliojęs gali tam pačiam vadovui kažkaip prieiti ir išaiškinti, kad taip yra ir čia ne tai tu darai, ką tu įsivaizduoji, ne? Tai vienareikšmiškai. Ką tu galvoji, Rišardai? Aš galvoju, įdomu, viskas gerai. O dėl ko tie vadovai, man šiaip smalsu, tų srautų nedaro? Yragi ta priežastis kažkokia, tai kodėl jie nedaro tų srautų? Nes jiem nereikia. O kam jiem reikia? Tai reiškia, kad jie sužino, kad Jie jiems nesuvokia, pinigų, kad jiem reikia. kai sąskaitoje nebeužtenka, ne? Taip, ta prasme pas juos arba trūksta, arba daug, arba yra pinigų, arba nėra. Ir 80% net nesuvokia, kodėl tų pinigų arba yra, arba nėra. O tai iš kur jie supranta, ar yra arba nėra? Žiūri į sąskaitą tiesiog? Jo, ar užteks sodrai sumokėti, Taip. ar VDU, ar ne? Jie turi iš esmės kažkokį planelį, Excelį pasidarė maždaug kiek reikės, čia jau tokie biški pažengę, ne? Tai jau turi planelį, pasižiūrė, kiek yra, kiek čia reikės sumokėti, primeta ten, kartais mėnesį į priekį, gal sakau, pažengė ten kokį ir kelis mėnesius į priekį primeta ir viskas yra, arba nėra. Tai visai toks ir suvokimas. O tada, kada suvokia, antras etapas, sakyčiau, būna, kai suvokia, kad nėra, tai tada prasideda tipinis, iš esmės, finansavimas iš tiekėjų. Ta prasme, atranda, kuriem gali nemokėti ir iš jų pasidaryto pinigų srauto, kol nesusipyksta iš esmės. Ir trečias etapas, kai jau ir su tiekėjais nebesigauna, pradeda bėgioti ir ieškoti pinigų iš esmės, kurgi gali pasiskolinti, arba ten gauti, arba dar kažką. Tai tokie gyvenimiški veiksmai versle. O kaip jūs, pavyzdžiui, kada jūs kaip vadovai atradot srautus savo gyvenime? Ir iš kokio poreikio juos atradot? Nesijaučiu atradęs visiškai. Ir pasakysiu dėl ko, nes aš žiūriu prieš veiksmą. Ta prasme, tu žinodamas terminus, tu įsivaizduoji, ką tau sugeneruos tas klientas arba tas veiksmas. Ta prasme, ar pliusinius srautus, ar minusinius. Ir pagal tai orientuojas maždaug. Tai man šiai dienai iš tikrųjų, kad svarbu žinoti, ar aš uždirbu ar ne, kiek aš uždirbu ir ar man laiku moka. Ir man tai automatiškai veikia ir dėl to aš neskaičiuoju. O kai jau reikia investicinio projekto, kažkokio apie tai, ką mes šnekam investicijos, tai ten jau atsiranda skaičiavimas irgi. Tai ten jau jo. Tai aš tai veikiu, nežinau, kol kas dar kažkaip ir veikia man tas momentas. Tai man atrodo, kad tai yra srautai. Tai, kad tu papasakojai. Bet aš neturiu lentelės, jo, tai yra srautai. Tai yra lentelė tavo galvoje, nes tu pasakei tokius esminius dalykus, iš esmės, iš kurių jau srautą galima jaust. Gal ne taip, kad matyt, žinai, prieš akis, jo, bet aš žinau, kiek aš uždirbu. Ir aš žinau, aš perfrazuosiu tai, ką girdėjau, aš žinau, kaip šitas dalykas išsidėsto laike, tai yra kaip man moka, tu sakai. Tai tu daugmaž žinai, koks kliento atsiskaitimo terminas ir žinai, ar jisai laiku atsiskaitė ar ne, tą dalyką stebi. Lygiai taip pat tas dalykas su tavo kreditoriais, su tiekėjais kažkokiais, tu žinai, koks tavo atsiskaitimo terminas su tavo tiekėjais ir žinai, ar tu laiku atsiskaitai ar ne. Ir visą tai greičiausiai, gal pusiau intuityviai, pusiau kažkaip tai ir realiai vyksta tavo galvoje, tai tu tą srautą jauti. Tu jauti, kad turėtų būti viskas normaliai, ne, lyg ir uždirbu, pažiūrėjau ten pelno ataskaitą ar biudžetą savo, pažiūrėjau, lyg ir uždirbu, laiku moka man klientai, ten nieks nesiskundė jo, kad kažkas įsiskolinė stipriai, tai lyg ir turėtų būti toks srautas. Tai aš manyčiau, kad tai yra srautas, tiesiog čia kalba apie formą, apie tą, sakykime, apie tą struktūrą jo ir taip toliau, kad pas tave gal viena, ten pas mane kitokia, žinai, ir lentelės pavydalo, dar kažkas. Čia jau problema prasideda.
prasideda, kai reikia kažkam kitam parodyti. Nes ta prasme. Būtent. Ir čia čia yra irgi problema, iš esmės, apie kurią aš irgi labai dažnai kalbu, kaip ir bendrai su visa, tokia vadinama valdymo apskaita, nes apskaita yra ne vien buhalterinė, tai yra, kurią mes priduodam ten institucijom visom, o valdymo apskaita, tai yra būtent, ką vadovas pats savo skaičiuoja, ne? Tai labai dažnai skiriasi nuo to, ką mes ten duodam valstybei. Tai yra ir tie patys rodikliai mums įdomus visai kitokie kartais, ir tie patys srautai ir taip toliau, visa tai vadovo poreikis, jo valdymo poreikis. Tai čia yra iš tų dalykų, kad taip, tu savo galvoje turi, tu jauti, bet kai ateina momentas, nueisiu pas Audrių ten pasifinansuotą, ne? Ir kaip Audriui perduoti tai, kas tavo galvoje. Ir kaip, kad Audrius nepasakytų, kad Rišardas čia srautų neturi, nes Rišardas turi, bet kažkokius savus, kaip juos perteikti. Tai tas irgi būna problema kartais. Ne kartais, o dažnai. Tai yra, kad vadovas neturi tada šansų pasidalinti. Nei su ten finansuotojais, kreditoriais ir taip toliau, nei su savo net darbuotojais tu neturi šansų. Net iš jų, sakykime, pareikalaut, kad čia tu man stebėk šitą, o tu man šitą, nes jie nesupranta metodikos. Nes metodika yra čia sugalvota. Kada tu, Audriu, atradai srautus? Jo. Ką, žinau, pas mane turbūt biškai kitaip nei pas Rišardą, nes mano šis gal natūra ta biškai kitokia. Tai aš sakyčiau taip, pasąmonėje, ne, ta prasme, galvoje aš srautus atradau turbūt, gal ne visai tais srautais pavadinčiau, bet iš esmės nuo pačių pirmų mano veiklų, ten vos 16-17 metų, ten kupį pradavė, ne, tokių elementarių. Aš tada tie, kas darė tą patį aplinkoje, jie visi taip ir gyveno čia. Kažkiek pinigų yra iš jų, užpirksiu, kažką parduosiu ir žinojo ten, ta prasme, šitą. Kai tuo tarpu pas mane visą laiką buvo viskas jau tada lentelėse, ne, ir aš žinau, kiek turiu, kiek gausiu, taip toliau ir panašiai. Tai nebuvo toks sąmoningas dalykas kaip dabar. Bet dabar, aš iš principo skaičių žmogus ir man tas, planavimas, taip toliau, jisai toks, manyje yra, ne, aš tai darydavau. Jo, man tai būdingas. Aš ramiau jaučiuosi tame, ne, kai aš turiu atvaizdavęs dalykus, o ne tiesiog galvoju, ne. Tai, o toliau jau toks gilesnis tų tikrųjų srautų, tai aš sakyčiau, tai turbūt aplinkoj, kai atsiradau, ne, kai prasidėjo tie visi šiti, tai jeigu ten buvo, sakykim, toks momentas, kad ten visi, nežinau, kaip čia išsireikš, spjaudėsi nuo tų dalykų ir panašiai, ir ten visi putojo, kam čia reikia, tai aš kažkaip į tai žiūrėjau smalsiai. Ta prasme, ir nors ir nemokėjau, bet aš dariau. Ir atsirado tas įgūdis, iš esmės, per tą praktiką, ne, tuos dalykus perkelt į tinkamus įrankius, galų gale netgi susikurti savo tos įrankius, tam, kad tai būtų tvarkinga. Tai turbūt toks. Dabar, kadangi esu finansiniai veikloje, sakykime, ir visko, kas susiję su finansais, ten investicija, mane paskutinius ten turbūt 5 metus, gal 4-5 metus, tai tiesiog tai neišvengiama, ta prasme, čia turėtum tą išmokti ir daryti, net jeigu tau ne pagal tave būtų. O dabar taip, jeigu palyginti, ką man to reikia, tai pirmas dalykas dėl savęs, nes mano tokia natūra, ne kaip ir pasakiau. O antras dalykas, ką ir minėjo Karina, tai tam, kad aš galėčiau tai perduoti. Nes, ta prasme, turėdamas savo galvoj, aš negaliu to perduoti nei kažkam, nežinau, ten partneriam, ten, nežinau, investuotojam ar dar kažką, ir aš negaliu to perduoti, ta prasme, savo komandai. Ta prasme, tai yra mano galvoj. Aš žinau, ne, ir ta prasme, jeigu tu kuri tokią veiklą, ar bet ką, ir tai yra tik tavo galvoj, tai tu niekada nuo to nepasitrauksi iš principo, nes tai yra esminis dalykas, kurio niekaip kitaip neperduosi. Tai mano tokios priežastys ir taip aš atsiradau tose srautuose, nežinau. Aha, tai aš, jeigu, ką aš išgirdau, kad labai ryškiai tai supratau apie tą perduodamumą. Kažkam tai paaiškinti, perduoti, nesvarbu, ar tai būtų, nežinau, tavo įpėdinis, ar tai būtų komanda, ar tai būtų finansuotojas, pas kurį tu eini prašyti finansų, ne? Ar dar srautai kažkaip, tai čia tokia, tokia reklaminė, kokios naudos, iš tų srautų.
O ar srautai gali dar, vizualiai matymas srautų, turėjimas, ar gali dar padėti kažką ekstra? Nežinau, planavimą kokiam nors, dar kažkokiam tai meta kažkokiam lygmenį, dar kažkokiam susivokime. Ne, tai jisai viską padeda, ta prasme, tu tame dalyke, tu matai, kada tau kur pritrūks pinigų. Ta prasme, jeigu didžioji dalis nevadovaujas tuo pojūčiu, kad to trūksta, tai tvarkingai darydamas srautus ir tu į ten įdėdamas, ta prasme, skirdamas tam dėmesio, tu gali numatyti iš esmės problemas, kurios atsitiks, ne? Nors, sakykime, jeigu tu neturėdamas to dalyko ir tiesiog darydamas, bet kaip tave tiesiog ištinka ta problema rytoj, tai turint tuos dalykus, iš esmės tikėtina, kad tave ištiks ta problema ten prieš kažkiek, tu matysi, kad tave ištiks ta problema ten po 3 mėnesių, po pusės metų, ir tu turi laiko iš esmės kažkokiem sprendimam priimti, ne? Ta prasme, kažką pasiruošti, kažką padaryti. Kai kitu atveju tu tiesiog eini gesint gaisrą, iš esmės, kuris ten užsidegė, ne? Tai mano nuomonė labai daug duoda ir be galo vertingas dalykas, bet kokiai veiklai, visiškai nesvarbu, kokia. O nuo ko pradėti, pradedančiam vadovui, nuo ko pradėti, kai apie srautus pradeda galvoti? Nuo ko pradėti fiksuoti srautus? Kaip juos fiksuojat? Net nežinau, kaip atsakyti šitą klausimą, tiesą sakant. Nežinau, aš turbūt nuo ko pradėčiau, tai yra pripažinčiau, kad aš nežinau ir nesuprantu ir nueičiau kažkur, ta prasme, pagalbos. Ta prasme, ne tai, kad pagalbos, bet pasitart su tuo, kas tai supranta. Tai va tas pripažinimas to nežinojimo ir tiesiog gebėjimas nueiti kažkur, tai nežinau, pasimokyti, nusipirkti, išmokti, tai aš taip rekomenduočiau. Ta prasme, jeigu tu visą laiką tik tai buhalterės klausai, tai tikrai investicija į save ir į savo verslą būtų vertinga iš esmės kažkur pasikreipti, ne? Dar paklausiu, o kaip, tarkim, esi šviežias vadovas, mažai esi susipažinęs, pradžioje sužinai, kad reikalinga yra buhalterija, tvarkaisi ir iš ko pajusti, kad būtent tau apie srautus trūksta dalykų? Aš galiu pasakyti savo pavyzdį, kada aš apie tai susimaščiau, nes aš skirtingai negu Audrius versle atsiradau iš darbuotojo, ta prasme, perėjęs iš darbuotojo į vadovus. Tai man apie tai teko susimastyti, kai tiekėjai pradėjo keisti terminus, mažinti juos ir man pradėjo trūkti pinigų sąskaitoje. Ir tada pagalvojau, va, kaip čia veikia. Tai va tada pradėjau mąstyti apie tai. Bet, aš atsiprašau, kad tokio naivaus reikalo, bet man smalsauja, nes man tai įdomu. O iš viso, kaip susivokti, iš viso tas žodis srautai, kaip jisai, ar tiesiog supranti, Rišardai, kad trūksta sąskaitoje pinigų ir tada tau, nežinau, specialistas pasako, kad čia apie srautus. Nes, netgi terminą, tie srautai, aš, pavyzdžiui, galėjau būti net negirdėjęs, pradžiai. Buhalterija yra. Aš neatsimenu, ar tas žodis buvo, bet man tuo momentu labai aiškiai susišvietė skirtumas tarp uždarbio ir tarp pinigų kiekio sąskaitoj. Būtent tas praktinis toksai, kaip sakant, patyrimas. Kad, kad čia nebūtinai, kad tu uždirbi, kad tavo tie pinigai išeina. Ir tada būtent teko, tada jau supranti, kažką reikia daryti, arba skolintis pinigų, arba su klientais perdėrint tavo terminą apmokėjimą, nes tavo elementariai pritrūks pinigų greitai, nes jie mažėja, ta prasme. Ir kuo tu daugiau uždirbi ir dirbi, tuo tau tų pinigų mažėja. Nors atrodo, turėtų būti atvirkščiai. Tai man buvo tokia praktinė dalykas. O šiaip, nežinau, kiek aš tai toks esu paprastas šitoje vietoje, tai aš nežinau, kiek reikia tos lentelės ir tų srautų tokių standartinių, jeigu pas tave, aš manau, kad jų tikrai reikia, kai prasideda investicijos. Tai ten jau reikia tą dalyką daryti. Kiek jų reikia tokiam paprastam kažkokiam veiksme, tai aš, sakau, aš kažkaip man neprireikia. Esu šnekėjęs su savo buhalteriais, tai jie iš tikrųjų man patvirtino, kad labai mažai kas turi tuos srautus. Tuos srautus. Ta prasme, visi gyvena panašiai kaip aš.
didžioji dauguma jų klientų. Ir tuos srautus turi tik tai ten, nu, kur specifika, vat, kaip Audriaus veikla, kur pas jį ten srautai yra pagrindas vos ne, nu, nes pas jį, aš taip įsivaizduoju, vis tiek tos sumos vaikšto ir ten yra pagrindas, o tokie standartiniai kažkokie tokie verslai, tai jam taip neskauda nuo tų srautų. Nebent, vat, sakau, atsiranda jau kažkokie pokyčiai ir tada tu jau, okei. Tai mano va tokia patirtis, grinai čia tokia iš praktinės pusės. Ačiū. Ir Ričardas gerai pailiustravo iš esmės, kaip supranti tada, kada pradeda trūkti pinigų. Tai elementarus dalykas, ne? Tai ir dar užsiminė apie vieną fenomeną, ne, apie tai, kad iš tikrųjų, kuo daugiau uždirbė, atrodo, vis daugiau pradeda trūkti pinigų, nes tavo ciklas didėja, tau reikia vis daugiau apyvartinių. Ir automatiškai, ir čia dar vienas fenomenas, kaip kartais verslai su didžiuliu pelnu bankrutuoja. Ir visi lieka nustebę ir nesupranta, kasgi čia buvo. Dėl to, kad tai ne apie pelną, tai apie srautus. Tai va. Nes reiškia, kuo esi didesnis, tuo daugiau ir pats suvalgai, tuo daugiau reikalinga yra energijos, prasme, tam, kad suktųsi visas tas ciklas. Nes tu turi tenkinti vis daugiau kliento poreikio, kad tu galėtum tenkinti vis daugiau kliento poreikio, tau reikia daugiau pinigų tiekėjų, ne, nu, ta prasme, nu, tai tu šitoj vietoj gali žaisti su atidėjimais, klientui iš esmės trumpint tiekėjų, su tiekėjų spausti ilgint, nu, bet tas žaidimas irgi iki tam tikro lygio. Gerai, jeigu jisai gaunasi, kartais jisai nesigauna, o anksčiau ar vėliau vis tiek, tu jeigu tokiu principu dirbi, nu, tai tu kažkurioje vietoje sustos. Nu, tai, žinai. Kaip tau, Karina, matosi situacija? Man puikiai matosi. Man, žinok, aš taip gerai jaučiuosi, žinai, kai man apie tų srautų naudą ir apie tą problematiką jų turėjimo, neturėjimo, man nereikia čia įrodinėti, žinai. O kai apie tai kalba puikiai Audrius ir diskutuoja su Ričardu ir aš girdžiu viską, ką aš norėčiau pasakyti, tai aš jaučiuosi puikiai. Tai aš norėčiau, kad tai būtų, tai yra toks suvokimas būtų labiau paplytęs. Ir sakau, man Ričardo suvokimas nei kiek nei mažesnis, jisai tiesiog iš praktiškesnės tokios pusės, sakykim, bet jisai yra. Tai, nu, vat, noriu tai pabrėžti, kad vienintelis dalykas, kur aš Ričardą norėčiau pataisyti, tai yra, kad jisai neturi srautų, vat, nu, kažkaip iš jo girdisi, tai kad taip nėra, kad jisai juos turi, jisai turi savo suvokimą apie juos, tiesiog jisai yra, nu, toksai iš praktinės pusės labiau. Tai va, tai man tai visą girdėti yra puiku. Tai yra, kam jie reikalingi, taip, aš sutiksiu, kad kiekvieną dieną turbūt, kai tavo visas ciklas ir tavo visas procesas yra nusistovėjęs ir kai tu pulsą tą jauti ir gali kontroliuoti, sakykime, savais kažkokiais tai būdais, gal tau ir nereikia kiekvieną dieną jų skaičiuoti, ar kaip pagal laikroduką, ten nežinau, kas mėnesį turėti ten planavimą, perskaičiavimą, ataskaitą ir taip toliau. Bet kai tik tai žingsnis į kairę, žingsnis į dešinę, bet koks, ar pritrukai pinigų, reikia sprendimo kažkokio, tai ar nori kažką tai nusipirkti, vat susidūrė su to, ar galiu aš nusipirkti kažkokį tai turtą, ne? Ar galiu aš dabar kavos ten aparatą nusipirkti ofisą. Ir jau nežinai, kaip atsakyti šitą klausimą, nes pagal ką žiūrėsi, pagal sąskaitos likutį jau trumparegiška. Tai vat, bet koks toks dalykas, ar galiu kažkokį tai projektą vykdyti, ar galiu eiti finansuotis, ten, sakykime, prašyti ten kredito kažkokį tai, bet koks žingsnis iš šono kažkur tai jisai jau reikalauja. Tai yra tos srauto perskaičiavimo, planavimo ir taip toliau. Visiškai pritariu šitam. Aš gal irgi Karinai pritarsiu, kad, nu netgi ir mano veikloje, sakykime, nėra taip, kad aš ten kas mėnesį tą lentelę ten pildau ir žiūriuosi, nes, pasąmoniai tas dalykas, jisai, kai tu tame gyveni, jisai, yra, ta prasme, tie srautai mano galvoje visada yra, ir ten ar kažkoks klientas ateina naujas, ar ta prasme kažkas pagrąžint, kažką paprašo, ar dar kažką, tu maždaug pojūčio prasme, tu tuos tokius smulkius veiksmus tu nujauti ir tau to nereikia, bet, sakykim, kur didelė koncentracija, tai yra planuojantis metus, tai, sakykim, ten kokį lapkritį, gruodį, tu tam skiri daug dėmesio dėl to, kad, bent jau mano veikloje įvyksta daug visokiausių niuansų, ten kažkokiais terminais kažką aš turiu grąžinti, kažkokiais terminais kažką man, kad tie dalykai tinkamai susidengtų ir tu nenuviltum nei kliento, nei kažkokio, nežinau, investuotojo, tai ties tuo turi dirbti. Ir, sakykim, tai čia vienas tas etapas, kur daug dėmesio, aš asmeniškai skiriu, ir antras etapas, kai vyksta kažkokia krizė.
Nu, tai yra iš esmės, pavyzdžiui, ten nežinau, prasidėjo COVID arba ne, arba prasidėjo ten karas, sakykime. Tai va tose vietose įvyksta kažkokia krizė, kur ta prasme, kažkam staigiai prireikia, kažkam staigiai reikia gražinti ir tu vėl turi, nu, ta prasme, sėst ir persiplanuoti tą, ką tu suplanavęs kardinaliai, iš principo, dėl to, kad tiesiog tai keičiasi, nu, smarkiai, ne, o tie smulkus kažkokie pokyčiai, ten daugiau, mažiau, ten naujas klientas, dar kažkas eigoje, tai jie, nu, tikrai ten nereikia kas mėnesį, bet, nu, jo, turbūt nuolatos užtenka turėti galvoj tuos rautus ir būti tame, jausti tą, sakykime, pojūčio prasme tą pulsą, ne, o tam tikrais etapais reikia ties tuo skirti daug dėmesio, nes, nu, ne visada tau užtenka tos galvos, ne, tai va toks turbūt papildyti kažkaip, jeigu visą tą temą. O grįžtant į tą klausimą, kur visi atsakinėjo, kur atrado ir kurioje vietoje atrado ir kada, tai vat irgi, man atrodo, kad čia visų istorija yra ta pati, tai yra, kad atranda dažniausiai iš bėdos kažkokios, tai dažniausiai atranda dėl to, kad, kažkur tai pritrūko, kažkur tai kažkas nesutapo. Ir aš dabar, atsakydama savo šitą klausimą, aš supratau, kad aš juos atradau žymiai vėliau, negu aš atradau kančią dėl šitų srautų, nes aš prisiminiau, kada aš atradau pirmą kančią, tai yra, kai aš dirbau dar jauna buhalterė, atėjau į tokią nedidelę įmonę ir buhalterė dirbti, buvau vienintelė atstovė buhalterijos ir, reiškia, ten jaučiausi labai laiminga, suvedinėdama savo sąskaitas, kai vieną dieną man direktorius pasakė, kad dabar aš tau atiduosiu generatorių nuo mūsų sąskaitos ir netvirtinsiu pavedimų ir tau nereikės manęs klausinėti, kam mokėt, kam nemokėt. Vienu žodžiu, turėsi pilną teisę su visais atsiskaitinėti ir man nereikės ten jokių klausimų uždavinėti. Ir vienu žodžiu, nuo ten laimė mano baigėsi labai greitai, kadangi pradėjo skambinėti skolininkai ir aiškėjo, kad pinigai, sakykime, juda visiškai kitaip negu ten tos sąskaitos, kurias aš suvedu, apskaitau ir taip toliau. Ir va tada aš tikrai patyriau tą kančią, kodėl taip, kodėl iki šiol aš žiūrėjau į dokumentus, žiūrėjau į sąskaitas ir buvo viskas kitaip, o jaučiu visai kitokį ritmą, sakykime, kažkokį kitokį pulsą pradėjau jausti. Tai va tada man neatėjo tas žodis srautai, nes aš visiškai buhalterijoje gyvenau, bet vėliau, tas dalykas vėliau vėlgi irgi, kaip Audrius minėjo, aplinkoje, tai ir pas mane tas, sakykime, atsirado aplinkoje, kai mes, sakykime, pradėjom jau su konkrečiais verslais turėti susidūrimą ir su poreikiu jausti jų situaciją, kaip jie, sakykime, ar jie uždirba, neuždirba ir ar jie turi tų pinigų ar neturi. Ir kai reikėjo kažkokių tai įrankių, pagal kuriuos mes galėtumėm tai identifikuoti. Tai vat ir atsirado tie paplytė, sakykime, du įrankiai, tai yra biudžetas ir pinigų srautai. Ir tada aš jau suvokiau ir suvokiau tos kažkada tai buvusios savo kančios priežastį, kame ten buvo. Tai va. Tai tikiu, kad žmogui neprofesionalui tai nėra taip lengva, tai yra suvesti tos galus. Tai yra, kad pinigai su sąskaitos sąskaito. Dabar, kaip Karina pasakė, tai iš tikrųjų ačiū. Atsiminiau iš tikrųjų savo tokį susidūrimą labai konkretų su tais, sakykime, srautais. Tai vienoj veikloje tiesiog, žodžiu, iš principo buvo tam tikras šokas, kad pagal biudžeto planą viskas ten buvo ok, o pagal realybę pasirodė, kad trūksta pinigų. Ir vat toks buvo momentas, kada pradėjai ieškoti, tai kaipgi čia taip nutiko. Ir tada tu giliai suvokėjai tą skirtumą tarp biudžeto ir srautų, iš esmės, kad tai labai skirtingi dalykai. Tai va, jeigu dabar atsiminiau, kada tas tiksliai visiškai sąmoningas buvo srautų suvokimas, pajautimas ir tikslinis vartojimas pradėtas to įrankio, sakyčiau. O jeigu taip teoriškai jums dabar reikėtų, kaip vadovams, perimti, pakviečia jūs vadovauti naujam verslui. Į ką jūs žiūrėtumėt srautuose? Visų pirma, ar jums srautai būtų reikalingi perimant, ar ne? Prašytumėt, parodykit srautus. Pirmas klausimas, antras, jeigu taip, tai į ką žiūrėtumėt tenai? Ką žinau, turbūt, tai jeigu tokius turėtų faktas, kad paprašyčiau, tai čia faktas.
Nu ir pradėtum turbūt bendrai nuo viso verslo ciklo. Tai yra, ten aišku, priklauso kokia įmonė, ten ar yra gamyba, ar nėra gamybos, ane, nu ir ta prasme, nuo to, kaip vyksta visas ciklas, kokie atidėjimai, kokie apmokėjimai tiekėjui, ta prasme, nu nežinau, jeigu gamyba, tai dar dasideda krūva, ne, atskirų niuansų, atsargos, ten taip toliau ir panašiai. Nu, tai tiesiog pradžioj bandytum susižiūrėti visą ciklą, kas vyksta, o po to tą ciklą aš kaip daryčiau, ne, po to aš tą ciklą persikelčiau į įrankius, nežinau, į lenteles, į dar kažką. Nu ir kažkur nuo to taško judėčiau į priekį. Tai va, aš taip daryčiau. Ačiū, Audriu. Kaip Karina, kaip Rišardas? Nu, jeigu aš sakyčiau, sakykim, ar žiūrėčiau aš srautus naujos įmonės, ne, vat mane kviečia vadovauti, pavyzdžiui, ar žiūrėčiau aš srautus. Taip, vienareikšmiai žiūrėčiau turbūt pinigų srautų ataskaitą, tai yra, nu, ataskaitą turiu omeny jau praeito laikotarpio kažkokio tai srautus, kaip jie vyko, ne, nu, jeigu tokį, aišku, dokumentą ar įrankį turi. Tai ką tenais žiūrėčiau tą pirmąją dalį, tai yra operatyvinį srautą, tai yra visų pirma, tai yra apie tai, vat, panašiai apie ką Audrius kalba apie ciklą, tik tai turbūt šitais skaičiais žiūrint, vat, žiūrėčiau, ar pakankamą srautą generuoja būtent pati veikla, tai yra vat, iš to savo gamybinio ciklo, taip sakant. Tai šitas dalykas yra iš srautų, nu, toksai pirmas svarbiausias, sakykime. Po to jau papildomi dalykai, ten tie investiciniai srautai, nes tam srautui investiciniam jau gali ir nepakakti, jisai gali būti ir nepakankamas, gali būti finansuojamas ir taip toliau. Tai vat pirmą tą dalyką jo srautą iš ciklo, ar jisai yra pakankamas, ar jisai yra nepakankamas, kaip jisai atrodo. Ar vien iš srautų žiūrėti, nu ne, turbūt norint nustatyti, sakykime, bendrai įmonės kažkokią tai padėtį, čia jau vien srautų nepakaktų, čia jau reikėtų ir tų buhalterinių duomenų, tai yra tų pačių balansų, tai yra, nu, greičiausiai balansų pelno nuostolio ataskaitų, tai vat apie tai jau tada kokia kalba. Tai yra ir ką galima joje išvelgti. Bet srautus vienareikšmiai. Tai pavyzdžiui, jeigu, tarkim, pas tave, Karina, konsultuotųsi vadovas, jisai sakytų, nu, nebūtinai tu būtum vadovas, o būtų vadovas, kuris sako, mane kviečia tapti vadovu, ne, į ką aš turėčiau kreipti dėmesį, tai vienas iš tų dalykų tu jam sakytum, atsineš pas mane srautus, pasižiūrėsim. Jo, sakyčiau, nu, jeigu tokie būtų, sakau. Nu, taip, čia aš visiškai, nu, aš teoriškai svarstau, kad tokiam bendram susivokimui ir teoriniam pasiruošimui. O tu, Rišardai, kaip? Jo, jeigu tokie būtų, tai čia toksai optimistinis scenarius, dažniausiai, tai kaip ir minėjau, kokia situacija. Tai aš nežinau, panašiai kaip ir Audrius ir Karina, vis tiek žiūrėčiau balansus, pelno nuostolius, visų pirma, ten, kur smulkiau įsigilinčiau, ir skolų lentelę, kas kam kiek skolingas, visų pirma. O tada jau į srautus arba į banko išrašą, kaip minimum. O tai banko išrašė, už kiek laiko jūs tenai sekat, už metus, kad ciklas įsivaizduoti? Nu, bent jau aš tai prašau ten už 2 einamuosius metus, nu, už 2 praeitus, ta prasme, už praeitus ir einamuosius, arba už 2 praeitus ir einamuosius. Nu, tu bendrai pamatai, ta prasme, ten gali pamatyti tą tendenciją, kad kaip klientai atsiskaito, kaip moka, ten, ta prasme, nu, kaip sakyt, tu gali pamatyti labai daug, kad tą patį kas srautuose, tiesiog, kad tai užima kokių 10 per daugiau tavo laiko. Nu, nes tai yra juoda. Jo, nu, tu prasme, klientas jau tikrai turi būti vertas vargo, kad tu apsimtum tai daryti. Tai arba naujas vadovas ir ateini, tai jau pasigilintum. Prisiminkim. Jo. Jo, šiaip geras būdas, tu gali sudėlioti visą laiką iš banko išrašų, tu gali sudėlioti, čia tik tai laiko klausimas ir pastabų. Gerai, tai dar mūsų tą susitikimą, kai pradėjau, klausiu tokio dalyko, tam tokiam, kalbėjom apie pasiruošimą eiti prašyti finansavimo, ne? Tai jau čia, man atrodo, visi jau sutikot, kad srautai, einant prašyti finansavimo, srautai jau tikrai reikalingi, jau turi į savo portfeliuką srautus būti įsidėjęs. Ką dar turi būti įsidėjęs? Patys balansai ir pelno nuostolio ataskaitos, nu, iš esmės, jeigu tu to finansavimo nori, tai turėtum biškį pasistengti, kad jie tvarkingiau atrodytų einant pas banką. Tai
Trečias dalykas, jeigu mes jau kalbam apie banką, nu, tai vėlgi tu turi labai aiškiai suprasti, ką darai. Ta prasme, tai yra galų gale pateikti ir tavo verslo planą. Ta prasme, verslo, nu, į kągi tu čia investuosi, kaip tu panaudosi tuos pinigus. Nu, turėti labai aišku paaiškinimą, kągi tu su tuo darysi ir panašiai, kad iš tos pusės nu, būtų bent jau apčiuopiamas vaizdas, kad tu suvoki, ką tu darai. Tai va, toks turbūt. Nu, neskaitant ten, žinai, visokiausių, toliau ten visokiausi yra tie standartiniai rodikliai, ten, nežinau, nuo savo kapitalo, skolos tavo ir taip toliau ir panašiai, kuriuos bankai pakankamai ten atsižvelgia. Bet jie pasiskaičiuoja patys šitą reikalą. Ne, tai yra tiesiog standartinės formulės, ne, ten, sakykim, jeigu toks žiūrėt, standartas, ne, nuo savo kapitalo skolos procentas turi būti pas tave ten, sakykim, nedaugiau 18%, nes jeigu daugiau, jau praktiškai tu beveik nei pas vieną banką nepraeini. Netgi tam pačiam, nežinau, leasingui. Ne? Nu, pavyzdžiui, jeigu pažiūrėt per mano veiklą, ne, tai ten per mano veikloje jisai, sakykim, ne mažiau 30%. Nu, tiesiog, nes tokia veiklos specifika. Tai yra, tai netgi turint didelius visus kitus rodiklius, iš esmės ir planą, ir ką tik nori, tu nepraeini to dalyko paprasčiausiai. Tai, žodžiu, aš suprantu, kad dar kartu, kaip tu sakai, tu turi pasakyti ir kam tu prašai. Ne? Nu, ta prasme, kai rodai, nu, kokiu tikslu tu prašai, kur tu panaudosi tuos gaunamus pinigus. Tai tikrai taip, nu ir turi gebėti pagrįsti. Ta prasme, nu sakau, tu turi atrodyti, nebūtinai būt, bet bent jau atrodyti, žinantis, ką daro. Tai čia labai svarbu, jeigu mes kalbam apie bankus. O jeigu apie faktus, sakyk, atsiprašau. Nesakau, geriau ir žinot, ką darai, nes paskui tas finansavimas tave užsmogus dar labiau negu kad tai čia geriau jo kartais neimti. Ne, tai čia mes kalbam jau ką dėl savęs geriau daryti, ne? Čia faktas, bet jeigu mes kalbam bukai apie tai, žinai, kad nu tiesiog gaut kaip, tai bent jau turi atrodyti, kad žinai, ką darai. Kaip minėjau. Ir čia jau tas, sakau, tas finansavimas tai yra pakankamai jau dažniausiai, kad turi ir skaičiuoti jau mokėti, ir suprast, ką darai, ir netgi verslo tam tikrą turėti jau išsivyščiusi, nes kitaip labai sudėtinga ten su to finansavimu, bent jau mano praktikoje. Karina norėjai kažką sakyti. Jo, aš vėlgi, man viskas patinka, ką girdžiu aš dabar, bet ką pridėčiau, net iš tikrųjų, aš net ir nežinau, ką čia pridėti. Iš tikrųjų pridėjo jau Audrius, kad reikalingi planai, aš tai vadinu planais, nu, tai yra tiek finansiniai planai, tiek verslo planai. Nu, mano galvoje tai į dvi dalys tokias pasidalina, tai yra žodžiais papasakot, ką ir tikėt tuom, tai yra, ką tu nori daryti ir kad tai yra, sakykime, idėja, kuri tikrai įsigyvendins. Vienas dalykas ir skaičiais tai atvaizduoti, tai yra finansinis planas, tai yra planas į priekį jau, sakykime, kažkas atvaizduotas skaičiais. Tai mano galva jo, čia jau įsijungia ir biudžeto planavimas, ir pinigų srautų planavimas, būtinai šitie dalykai dažniausiai. Nu, praeities laikotarpio, sakykime, duomenys ataskaitos, tai yra vėlgi ten balansai, pelno nuostolio ataskaitos, pinigų srautų ataskaitos už praeitį, visą tai irgi yra. Ir kažkaip aš girdėjau, bet aš apie Amerikos bankus girdėjau tokį dalyką, nu, tai yra tokius vienus kursus amerikiečių klausiau ir jie pasako, kad pas juos vyksta svarstymas būtent dėl kreditų. Tai sako, jeigu, kalba buvo tenais apie balansą, būtent apie dokumentą, ir sako, jeigu jūs galvojat, kad viską nulėmė balansas, tai toli gražu ne, tai balansas yra trečias pagal svarbą, tai yra rodiklis, tai yra jisai yra trečioje vietoje, kaip ir visa, sakykime, visa buhalterinė informacija, tai yra ir balansas, ir pelno nuostolio ataskaita, ir pinigų srautų ataskaita, tai yra trečias, sakykime, faktorius, kurį vertina mūsų bankai. Sako, antras faktorius yra finansiniai planai, tai yra būtent viskas, kas suplanuota į priekį. Ir pirmas faktorius yra charizma ir tikėjimas žmogaus, kuris prašo. Tai yra, kiek tu kaip asmuo, kaip asmenybė, tu gebėsi įtikinti tuom, kad tu grąžinsi. Ir sako, ir kartais tikrai ant to daro statymus ant to, tai yra, kad pažiūri į žmogų ir jeigu atrodo, kad šitas grąžins, tai yra svaresnis kažkoks tai faktorius negu netgi tavo finansiniai duomenys. Aš tai girdėjau, neteko patirti.
galiu tik patvirtinti, kad tas svarbu ir dar turbūt dar toks, nežinau, ar tai susijęs su žmogum, ne, va, tuo jo tikėjimu, bet ar tai atskiras dalykas, kad, nu, bent jau Lietuvos atveju, tai reputacinis dalykas labai svarbus iš esmės. Jeigu tu tas, nežinau, akcininkas ar CEO, kuris kažką padaręs, kurį žino ir, ta prasme, kur tavo reputacija gerai, nu, va, kad va šitas grąžina arba šitas žino, ką daro, tai irgi tau atveria labai daug iš principo durų finansavimuose, nes tai irgi apie, nu, turbūt apie tą patį tikėjimą. Tai yra, kad, nu, tiki ir žino, kad tu tiki ir supranta, kad tu žinai, ką darai. Jo, nežinau, dabar aišku, lietuvių bankai tai veikia šitaip, kad tu prieš susitikdamas, tai jiems siunti viską, tai ten iki to susitikimo dažniausiai nedaeina. Tai. Jie pasitikrina prieš tai, ar tu charizmatiškas dar tavęs nematė. Ne, tai visi duomenys viešai prieinami iš esmės. Nu, tu ateini kaip, ne, tu vis tiek siunti dalykus kaip CEO, kaip akcininkas. Tai, nu, tikrai tavim pasidomi ir pasiklausia, kas tu, ir susižino, kas tu toks ir ką tu veiki. Tai čia, nu, man net abejonių tame nėra ir iš mano patirčių su bankais, ta prasme, vien bendradarbiaujant su jais, ta prasme, tai eigoje tų klausimų apie tai, kasgi tu čia toks apskritai ir ką tu čia veiki, tikrai, nu, ne vieno sulaukia ir, ta prasme, ir vos net ten CV turi siūstis ir apie save pasakot apie save ir ko tik nori, kas atrodo absurdiška, bet, nu, tai čia net nekalbant apie finansavimą, kartais tokių dalykų pakanka tiesiog, nu, reikia, kad tiesiog su tavim dirbtų bankas, ta prasme, nežinau, sąskaitą, kad galėtum turėti, ne pas juos. Tai ja. O norėjau paklausti, Audriau, kuo skirtingai, pavyzdžiui, tarkim, dabar jūs išvardinot, ko reikėtų bankams, ne? O, pavyzdžiui, faktoringą einant, man tokio paties dydžio portfelį reikia turėti ar mažiau kažko, jeigu aš einu parašyti finansavimo faktoringų? Matai, aš net nelyginčiau, ar tai faktoringas, ar tai paskola, tiesiog mano kitoks klientų segmentas. Aš skaičiau, mano tikslinis klientas yra tas, kuris negali gauti bankį. Tai tiesiog tame yra didžiulė niša, su kuria bankas neapsiima žaist, nes jam nereikia, o aš apsiimu. Tai va toks ir skirtumas, atitinkamai aš esu atlaidesnis tam tikriem rodikliam ir kriterijam, aš esu atlaidesnis, aš prisiimu didesnės rizikas, už tas didesnės rizikas pas mane brangiau, vienareikšmiškai, negu banke. Nu ir aš apsiimu su jais žaisti. Tai yra, nežinau, padėti planuotis, padėti ten kažkokius srautus, kalbėtis, ko čia jiem reikia ir panašiai, kuo bankas neapsiima. Tai vat, ir tai visiškai nesvarbu, ar pas mane prašo faktoringo ar paskolos, jokios skirtumų. Tuo prasme, tai tiesiog iš principo. O tai jeigu vat, aš esu verslas, žiūriu, kad man trūksta pinigų ir ateinu pas tave, nes tu su manim žaisi skirtingai negu bankas, ne? Ko tu iš manęs prašysi ateinant? Nu ką žinau, čia labai didelis dalykas, ką Karina sakė, tai yra tikėjimas, ne, irgi žmogum, tai yra, nu, bent jau tai, su kuo dirbu ir klientais ir panašiai, tai sudaro labai nemažą dalį, tai yra tikėjimas, pasitikėjimas pačio to vadovo. Antras dalykas, tai yra, nu, tu susipažįsti su veikla, nu, ta prasme, aš paklausiau, kokia tavo veikla ir, ta prasme, tu bandai suvokti, kiek tas vadovas suvokia, ką jis daro, ne? Jo, kiek jisai supranta, tu pasidomi, nu, bendrai pasidomi tais dalykas, kas kaip vyksta, kokie rezultatai, kokie planai ir panašiai. Aišku, tada, nu, standartiškai tu paprašai viską, ką jis turi, ne, nu, tai balansai, kažkokie, nu, nežinau, srautai, kurių dažniausiai nėra, bet, nežinau, išrašai, ne, tai, nu, tu susirinki, aš sakyčiau, kad susirinki tikrai ne ką mažiau, nu, ta prasme, ne per daugiausiai mažiau informacijos, negu ten prašytų, nežinau, bankas ar panašiai, nes aš lygiai taip pat, ne, duodi užpildyti anketą, ten dar kažką, mailą, ne, ta prasme, tu visą tą vaizdą ir viską tu susidarai, lygiai taip pat. Tiesiog tu į rezultatą, tą, kurį tu surenki, kitaip žiūri negu bankas. Nu, tai yra požiūrio kampas kitas. Tai yra, tu priimi aukštesnės rizikas, tu esi atlaidesnis tam tikriem, nežinau, dalykam ir, nu, nežinau, ir tiek. Ką man dar reikėtų be tikėjimo, ta prasme, vat, aš vis tiek
visos paskolos kainuoja, ne? Ką patartumėt va tam žmogui dar be to vat tikėjimo, žinok, nežinau, susiplanuoti arba susidėlioti gal tą patį pinigų grąžinimą ir ar padeda tokius dalykus vat daryti? Tu vat, Karina, pavyzdžiui, jeigu tavo klientas ima paskolą iš kažkur arba faktoringuojasi, arba tu vat, Audriau, ką patari tam vat žmogui, kuris ateina prašyti? Ja? Srautai? Vienareikšmiškai srautai. Nu, turbūt dar labai svarbus aspektas tai, kad vėlgi, nu, kadangi mano nefinansavimas jis brangesnis, tai vienas iš dalykų, kurį patari, tai žmogui susivokti tą, kogi iš tikrųjų reikia, ne, ar tai faktoringas, ar kredito linija, ar paskola, ne, ta prasme, nu, vien dėl to, kad jam nesuvokiant, jam gali būti per brangu ir jis nesuvoks to, kad per brangu. Ir negalės mokėti galų gale tų pačių palūkanų arba ten gražinti negalės tų sumų, ne? Tai labai svarbu padėti susivokti vis tik, ar jam tinka tas finansavimas, kurio jis čia nori. Ar jo marža pakankama iš esmės, ar ten, sakykime, ar ne per ilgai ten faktoringą jam, nežinau, sakykime, ten faktoringas standartiškai maksimum iki pusės metų, bet ir tai čia tokia raudona riba, 120 dienų, ne toks. Tai ar jam apsimoka tą faktoringą tiek, ta prasme, naudoti, ne, pagal kainą, gal vis tik kažko kito reikia, tai va tas, tu draugiškai pasiūlai vis tik, pasiskaičiuoti ir susivokti, ar jisai gali tą finansavimą imti, nors jam ten ir labai dega. Ir toksai net ir švietimas išeina, ta prasme, edukacija apie patį skolinimąsi procesą. Vienareikšmiškai, čia pusė mano veiklos. Tai aš už tai ir sakiau, tam pačioj, dar kai net neįrašinėjo mane, kad buvo labai smalsu, iš kurios čia pusės to kažkokio pastebėjimų reikia, nes aš ir toj pusė iš esmės, aš ir pats kažkokius dalykus naudoju ir man kažko reikia, ne, ir aš lygiai taip pat toje edukacijoje tų vadovų, ne, kažkiek esu dėl to, kad iš principo, kitaip nesigauna. Gal net ne visada dėl to, kad tu nori to, bet tiesiog kitaip nesigauna. Jo. Tu irgi esi suinteresuotas, kad žmogus susivoktų, nes tada jame didesnis potencialas, kad jisai grąžins. Net ir iš tos pusės. Būtent, ir ta prasme, ir aš tai vadinu tiesiog tas, pavadinkim, nemokamas konsultacijas, ten pagalba, aš tai vadinu iš esmės įrankį būti šalia. Tai iš esmės tu būdamas šalia jauti, kas ten vyksta. Tai ir tu tam tikrą prasme taip gali rizikas valdyti ir kai pamatai kažkokius dalykus, kurie, nežinau, vyksta netinkamai, ten tas pats vadovas gali sakyti, žinai, man ten dar reikia, kad ten būtų tas, dar reikia, kad būtų tas, tu kada esi šalia, tu supranti, kad tai tik jo svajonė, kad ten tas dar nieko nepadės. O kartais atvirkščiai, tu supranti, kad dar jam padės įsivažiuoti tai, tiek, kiek jam reikia, ne? Tai tai toks, tiesiog tai vadinu buvimu šalia ir aš tai labiau traktuoju kaip rizikų valdymo įrankį papildomą, kadangi tu suvoki, su kuo tu dirbi, ne? Ta prasme. Taip. Aš įžvelgiu dar ir papildomą edukacijos tokį momentą, žinai, ta prasme, naudų gavėjai yra visi šitoj situacijai. Neišvengiam. Ta prasme, visiems win-win. Taip. O vat aš turiu klausimų tada ir Audriui apie tai, ką kalbat dabar, ir Ryšardui irgi apie tai. Tai yra, jeigu mes sutinkam, kad vadovui, tarkim, sakykime, tam tikrose situacijose būtini, tarkim, srautai, ne? Srautų planas arba srautų ataskaita, iš kur jam šitą dalyką gauti? Vat Audrius papasakojo savo pavyzdį, jisai šitą dalį apsiėmė pats kaip paslaugos teikėjas, kad jisai edukuoja, kad jisai padeda parengti, kad jisai padeda ir stebėti po to, sakykime, čia jo yra paslauga. Ir toks yra, sakykime, jo geranoriškas įsitraukimas į šitos paslaugos teikimą. Bet bendruoju atveju, tarkim, Ryšardo atveju, kito vadovo atveju. Finansininkas. Arba samdaisi finansininką, arba outsourcinį. Aš bent jau taip daryčiau. Finansininkas nepadarys pinigų srautų, dėl to, kad jis nežino verslo pusės. Ir jam, kad jis padarytų pinigų srautus, jam reikia suprasti verslo pusę. Ta prasme, kiek tų užsakymų planuojam, kiek kokia savikaina ir taip toliau. Tai dėl to aš tą dalyką dažniausiai darau pats.
arba tada jau reikia kažkaip, suorganizuoti, kad finansininkas sužinotų, nes finansininkas dirba su praeitim, jo, pagal praeitį jisai kažką tai gali, bet ateities jisai, nežino. Ta prasme, ar bus tie užsakymai, ar nebus ir taip toliau. Tai šituo atveju finansininkas turi žinoti verslo specifiką, kad galėtų tos srautus padaryti kažkokius, tai daugiau mažiau realius. Tai mano tokia praktika. Tai man reikia retai, tai aš pats sėdu. Tai kažkaip taip. Bet tai neišvengiamai, aš kažkaip netokio dalyko kaip finansininkas tada net netraukčiau į visą šitą kontekstą, nes jeigu jisai nežino apie ką veikla, tai tokia iš jo ir nauda. Tai aš labiau žiūriu į tą perspektyvą, nežinau, kaip atsiradimas veikloje, ne kažkokio, pavyzdžiui, CFO ar dar kažko, kuris atsakingas yra už tą visą, už tą visą dalyką. Ir jisai vienareikšmiškai yra, nežinau, sakyčiau, aš mąstau per tokią, žinai, vidinę vadovų komandą, ne, ta prasme, tai yra, nežinau, CFO, teisininkas, ne, ten CEO, dar kažkas, kuri tarpusavy sąveikauja ir kiekvienas apsiėmė savo rolės, ne, tai vat, aš taip žiūriu, ne, į tą dalyką. Tai, smagu, žinai, bet kai mes čia 3-4, tai tokia čia ir ta komanda vadovų. Ta prasme, jo, tai praktiškai taip ir vyksta, kad nueik pas Viktoriją, pasiklaus, ką planuoja ir tada paskaičiuok, maždaug va šitai, bet turiu omeny, kad savarankiškai, finansininkas sunkiai gali, nebent jis jau ilgai dirba įmonėje ir žino, žinai, daugiau negu šiaip finansininkas žino. Tai, tiesiog. Bet vadovo komanda, čia jau prabanga, žinai, turėtų ir vis tiek jau tam tikro dydžio organizacija turėtų būti. Aš čia tokį jau ribinį pasakiau dalyką, tokį svajonę, žinai, bet iš esmės aš bandžiau tiesiog atvaizduoti, tą finansininko vaidmenį per tą pusę, kad, aš neįsivaizduoju, kaip gali būti finansininkas neįtrauktas į veiklą, nes tada kam jisai reikalingas. Jisai skaičiuoja. Čia truputį, Eglė, tau neatrodo, kad čia truputį reikalas tos diskusijos prieš tai, kurią mes turėjom, tai yra mes ten labai išnagrinėjom, tai yra, toj pačioj temų tiek, kiek reikia, praeitą kartą mes labai nagrinėjom tas funkcijas buhalterio ir finansininko, tai yra, ko jos skiriasi ir ar tai tas pats, ar ne tas pats ir taip toliau. Tai ten labai gerai išnagrinėjom, taip trumpai, jeigu reikėtų dabar pasakyti, tai mes priėjom tokios išvados, kad egzistuoja buhalteris, tai yra buhalteris tas žmogus, kuris dirba su praeitim, būtent jisai apskaito. Jisai veda apskaitą praeities, tai yra registruoja ūkinės operacijas bei padaro visas ataskaitas reikalingas valstybei. Finansinė atskaitomybė tame tarpe. Finansininkas pats iš savęs, tai žmogus, kuris dirba su ateitim, tai yra labiau jisai dirba su prognozėm ir labiau jisai dirba su biudžetavimu ir su pinigų srautų, sakykime, prognozėm. Tai yra jisai su analize praeities duomenų dirba ir su ateities prognozėm. Tai taip mes suskirstėm, tai yra tas funkcijas ir nusprendėm, kad tai tikrai ne tas pats ir kad iš esmės netgi yra tame dalis bėdos, tai yra, kad vadovas tapatina buhalterį su finansininku ir kartais norėtų, kad buhalteris jam pateiktų kažkokį tai finansinį produktą, nors buhalteris neturi tam nei kompetencijos, nei privalo jos turėti, nes tai skirtingos specialybės yra dirbti su praeities duomenimis ir dirbti su ateities modeliavimu, sakykime, prognozavimu. Tai apie tai šneka. Tai man rodos, man tiesiog iš jūsų diskusijos iš Ryšardo ir Audriaus, man pasigirdo, kad jūs finansininkų vadinat skirtingus žmonės. Tai yra Audrius kalbėdamas kalba labiau apie finansų vadovą, ar tai finansininką, kuris dirba su prognozėm, o Ryšardas kalbėdamas kalba labiau apie buhalterį, tai yra kuris su praeitim. Nebūtinai buhalterį, aš labiau apie tą žmogų, kuris, kaip jūs sakot, veiklos apskaitą užsiema ir man duoda skaičius, ne tik buhalteriškai, bet ir tai, ką aš noriu matyti. Bet paprognozuoti, jo, jisai ne visą laiką, ta prasme, vėlgi, čia tos prognozės irgi, tu gali tas mano irgi finansininkas, apie ką aš šneku, paprognozuoti pagal praeitį, bet ta prognozė, mano galva, nėra, darbas dėl darbo. Ta prasme, vis tiek, kaip pas mus vyksta prognozė, tai mes apklausiam klientus, sužinom jų planus, tada perdodam ir tada skaičiuojam, nes kitaip tai pagal praeitį, žinai, šiandien, kai aš išgyvenau, kaip tu sakai, šitą, žinai, pandemiją, karą ir dar kažką, tai aš suprantu, kad,
gerai praeitis, bet reikia dar ir daugiau, žinai, susirinkti kažkiek duomenų. Ir jau tada tas finansininkas, nu, jis turi jo CFO lygio būti, kad galėtų tą dalyką padaryti, žinai. Tai man atrodo, kad dar finansininko nėra taip, kad jisai, nu, ta prasme, kuo man dar truputėlį skiriasi neįžengiant apskaitose, ne? Man atrodo, kad dar tas, tiksliau, ne tik neįžengiant, ir bendradarbiavimas su vadovu yra skirtingas. Buhalterio ir žmogaus ir finansininko bendradarbiavimas su vadovu yra skirtingas. Buhalteriui ir apskaitai rūpi vieni dalykai, prasme, kur yra kontaktas su vadovu, o finansų žmogus, aš netikiu to, kad jisai tiesiog gavęs rodiklius, sėdė savo vienas užsidaręs būrę ir paskui ateina ir vadovui pasako. Tai man atrodo labai lygiagretus dalykas, nes kuo maksimaliai susipažinęs su ateities planais ir ketinimais apie veiklą finansistas, tuo jo tas burtas, ta prognozė tikslesnė, jeigu taip galima pavadinti. Tai. Aš kažkodėl tai prisiminiau tokį momentą, kaip kažkada mes buvom verslo žinių konferencijoje, turbūt buvo visokiausi ten Lietuvos žinomi vadovai. Ir man, jeigu neklystu, Hanerio, man rodos, vadovas Savulis išėjo į sceną kartu su tokiu jaunu bachurėliu ir vat jie dviesi visur ir vaikščiojo. Ir tas bachurėlis pasirodo jo finansų vadovas yra. Tai, nu, jie tą dieną jie vaikščiojo visur kartu, kartu pranešimą darė kartu ir taip toliau. Ir man tas vat vaizdelis iki šiol akyse, nes aš taip ir įsivaizduoju bendradarbiavimą finansininko su vadovu. Jisai taip turėtų atrodyti. Tai yra tandemas. Nes kitaip finansininkas be vadovo, grįžkim prie to, apie ką mes kalbėjom su Ryšardu, apie pinigų srautų ataskaitą, kuri yra čia. Tai viskas yra čia pas vadovą, ne, visi planai. Aš irgi netikiu prognozavimu iš praeities visiškai. Nu, ta prasme, vien iš praeities. Į praeities duomenys turėtų būti atsižvelgta, bet ne vien tuom, tai yra tavo planai yra didžioji dalis to prognozavimo, būtent vadovo planai. Tai man atrodo, kad čia aš būtent tokį bendradarbiavimą matau visą laiką, visą laiką finansininkas yra tas, kuris užrašo vadovo mintys, prielaidas ir planus ir po to verčia tai skaičiais. Nu, tai yra, atvaizduoja kažkaip tai skaičiais, tik tai jau. Jo, tai aš 101% Karinai pritariu, viskam, ką pasakė, būtent tas ir santykis vadovo su finansininku, ir būtent tai, kad finansininkas apie ateitį ir apie prognozes, ne, ir labai gerai įvardinai tai, kad finansininkas, kaip pasakyti, perteikėlė skaičiais vadovo planus ir šitas. Ir dar kažkaip labai norisi tokio svarbaus aspekto turbūt paminėti iš to, ką Karina irgi sakė. Tai apie tą dalyką, kad dažnai maišo vadovai buhalteriai su finansininku. Ir kažkaip atsiminiau tokį vieną kuriozą, iš esmės, iki šiol, jisai man toks įstrigęs iš vieno su savo klientu, kuriam ten teikiu finansavimą, mes su juo pradėjom dirbti. Nu, žodžiu, kadangi ten iš manęs aš pradėjau ten srautų, dar kažko prašyti taip toliau, iš esmės ten jam buvo baisus šokas, jisai, aišku, numetė buhalteriai tos dalykus, nu ir po 2 mėnesių pas mane atėjo, žinai, sako, išmečiau aš tą buhalterę, kuri nieko nesupranta, dabar priimsiu naują ir viskas bus gerai. Vsio. Nu gerai, sakau, laukiam. Nu ir kadangi ta kita buhalterė buvo sąmoningesnė, tai jinai po mėnesio jam pasakė, kaip sakant, aš buhalterė, o ne finansininkė, eiktų šikti ir jinai pati išėjo. Tai toks iš esmės, įdomus kuriozas apie tą, praktiškai patirtas apie tą vadovo maišymą finansininkų ir buhalterių. Tai man atrodo, čia visam smulkiam vidutiniam versle čia tokia labiausiai nesuvoktas dalykas apie buhalterį ir finansinį, jeigu reikėtų įvardinti. Dar grįžtam prie Karinos klausimo, bet tarkim, jeigu mes kalbam apie smulkų ir vidutinį verslą ir aplinka apie tai yra, tai iš kur jam gauti tam vadovui finansininką, jeigu jis yra pasisamdęs buhalterį? Kokiu dažnumu jam tas finansininkas reikalingas? Ta prasme, iš kur jį užsiauginti? Kokiu santykiu su juo būti? Nežinau, karts nuo karto kreiptis. Turėti kažkokias tai sutartį. Nu, kaip įsivaizduojat? Nes supratom, kad finansininkas reikalingas smulkiam ir vidutiniam verslui.
Ar sam себе režisierių vadovas tampa ir finansininku eigoje? Čia galima atsakinėti ar Galima, palaukti? aš uždaviau, bet jums visiems uždaviau dabar klausimą. Nes aš apie tai labai dažnai galvoju, nu sakau, mano verslas yra apie tai dėl to aš labai apie tai intensyviai galvoju ir aš matau du variantus. Tai vienas variantas, kurį Ryšardas irgi paminėjo, tai yra, kad vadovas daro pats. Tai yra čia šitas dalykas reikalauja tiesiog tam tikros kompetencijos, tai yra vadovui reikia įgyti kompetenciją tam tikrą. Ir aš šitą variantą labai matau. Vėlgi, kadangi mes pašnekėjom, kad gal to nereikia nuolatos ir pastovi ir taip toliau, tai yra tiesiog turėti tą pakankamą kompetenciją tą dalyką parengti arba net turėti tiesiog galimybę reikiamų momentų pasikonsultuoti. Tai gal kažkoks tai konsultantas, gal kažką, pas ką vadovas galėtų nueiti pasikonsultuoti, ten dabar mentorystės pavydalu labai ten populiaru, sakykime, tokius dalykus duoti, tai yra kartu pabūt, kartu padaryti ir taip toliau, kad vadovas mokėtų. Tai šitą dalyką aš labai matau kaip variantą. Vienintelis dalykas čia yra toksai, kad kaip ir su visais kitais darbais, kurie nėra vadovavimo darbai, iš karto klausimas, ar vadovas ir šitą nori ten, ta prasme, ar ir tam jisai nori aukoti savo laiką. Tai, va čia visą laiką tas klausimas. Antras dalykas, iš kur gauti tokį specialistą, tai finansininkas tai yra brangus specialistas dažniausiai, tai yra, tokia prabanga, kurią sau leidžia vis dėlto didesnis įmonės visą laiką, sakykime, net ir korporacijos, gal ten finansų vadovas sau gali leisti. Tai šitoj vietoj apie tai ir yra mano, sakykime, mano dabartinės paieškos ir mano dabartinis tyrinėjimas, ar galima iš buhalterio padaryti finansininką, tai yra jam tam tikras funkcijas ir tam tikras kompetencijas jam, sakykime, išvystyti ir pridėti. Ar galima turėti tokį specialistą kažkokį tai per kaip išorinis, kaip outsourcas, kad jisai galėtų būti ir teikti tą paslaugą ne vienai įmonėje, keliom įmonėm, sakykime, būtent kaip nuotolinis, sakykime, finansų vadovas ar finansininkas ir taip toliau, ar gali būti tai tokių pavydalų. Ir koks reikalingas įsitraukimas į įmonės veiklą, vėlgi apie ką Ryšardas kalbėjo, nes vis tiek norint būti veiklos finansininku, reikia labai daug išmanyti apie veiklą ir jausti jos pulsą. Tai šitas dalykas, sakau, apie tai aš svarstau. Tai yra tokius 3 variantus, 3 kelius dabartinius matau. Arba pats vadovas, arba iš buhalterio daryti finansininką, bet tai daryti sąmoningai, tai yra suprantat, kad tai nėra nei jo pareiga, nei jisai neturi tos kompetencijos, bet jam reikia duoti tą kompetenciją. Ar trečias variantas samdytis, sakykime, specialistą per nuotolį. Ką jūs, Ryšardai ir Audriau, galvojat? Tai panašiai turbūt irgi kaip ir Karina sako, kad dažnu atveju tai pačiam vadovui reikia kažkokiam tai lygmenį tą kompetenciją vis tiek įsigyti, nori, nenori, pradžioje. Retas turbūt gali sau leisti finansininką. Buhalterį tai privalom turėti, o finansininkai jau čia toksai prabangos dalykas. Tai kažkaip gal aš tuo keliu labiau tikiu, ar buhalteris gali duoti, tai neturiu tokios praktikos, net nežinau iš tikrųjų. Gal galėtų būti tokie buhalteriai, kurie nori būti, tam, nežinau, buhalteris prim, ten, tarkim. Kurie nori tų pridų. Tą galiu gauti, bet nežinau, kiek man tai kainuotų, iš tikrųjų savo buhalterių nesu klausęs, bet esu įsitikinęs, kad kompetencijas jie turi tenai. Klausimas tik tai, kiek man tas kainuotų ir man reikėtų tada apie veiklą daugiau pasakoti, nes jie tik tai duomenys grinus mato mano. Tai kažkaip taip, tai neteko kreiptis. Taip, aš kažkaip irgi manau, kad, vidiniam finansininkui atsirasti tam tikros veiklos masto turbūt reikia, ir tų tam tikrų atitinkamų pajamų, nes nuo pat pradžio, jeigu tu ten rinksies tą, CFO, CEO ir panašiai komandą, tai sunku bus iš esmės, nebent ten tavo verslas, truputį kitam lygmenyje, ne, tai
Turbūt tam smulkiam vidutiniam versle neišvengiamai ta rolė vadovui kažkiek krenta ant pečių ir labai nemažai kas patys vadovai tai daro, ne? Tai jeigu man reikėtų taip, sakykim, kaip ekonomiškai tai optimizuoti rinktis, tai aš rinkčiausi arba bent jau pradžiai iš esmės vadovui tą kažkokią preliminarią įgyti kompetenciją ir bandyti darytis pačiam, nes iš principo ta kompetencija jam niekada nepakenks. Aš bendrai turiu tokią nuomonę, kad kas liečia finansus, vadovas tame turi turėti kompetenciją, bent jau bazinę, ta prasme, suvokimą, nes, ta prasme, jeigu jisai tos kompetencijos neturės, jisai su jokių finansininkų pačiu geriausiu CFO tiesiog nesusišnekės, nes jie kalbės skirtingom kalbom. Tai mano nuomonė, bet kokiu atveju vadovas bent jau bazinę pagrindinę tą kompetenciją turėtų turėti, kas liečia finansus. Ten gali kažko kito neturėti, bet finansai man neišvengiamas dalykas. O antras smulkiam vidutiniam verslui, tai aš sakyčiau, tokie du variantai. Vienas tai outsourcas, kurio aš ieškočiau, ne? O kitas tai yra, tu gali susirasti, pavyzdžiui, labai gerą finansininką ir galbūt jam papildomo darbo reikia, nebūtinai ten pilnam etatui, galbūt jam užtenka, nežinau, 0,25 arba 0,5. Ir taip tu taupytum kaštus, o jeigu tavo veiklai pakanka, tai kodėl ne? Aš geriau samdyčiaus ten 0,5 ir 0,25 labai gerą finansininką brangų, negu ten, sakykime, visam etatui pigų, ne? Arba gerą outsource. Tai aš taip elgčiausi. Aš šito vietą sutinku, bet reikia dar, žinai, kur aš per save, galvoju, bet tai reikia dar pradžioje suprasti, kokias užduotis tam finansininkui duot, kad, žinai, tu jį, turiu omeny, kad vis tiek, finansininkas turbūt, kažką gerą padaryk man čia. Turi suprasti, kam tu jį samdai. Ko iš jo prašyti? Jo, Ričardai, tai čia apie tą mano pirmą dalį, apie tai, kad tu turi suvokti pats tuos dalykus. Tai prasme, tu turi skirti buhalterį nuo finansininko, tu turi suprasti, ką jisai darys, kam tau jo reikia, nes kitaip tu nesuprasi, ką jis tau sako, iš esmės, tiesiog. Tai turbūt, jeigu taip labai rezumuoti, aš sakyčiau, bent jau smulkiam vidutiniam versle, tai mano nuomonė, vadovas turi turėti tą kompetenciją, vienaip ar kitaip. Gal daugiau, gal mažiau, bet minimalią kompetenciją aš pavadinčiau gebėjimą susišnekėti su finansų žmogum. Sakyčiau, taip. Susišnekėti ir žinojimo naudų, kurias tas finansų žmogus gali tau duoti. Tai tas irgi turbūt svarbu, nes, pavyzdžiui, ne visi turbūt žino, kokios galimybės yra to finansų žmogaus žinių. Aš manau, kad jeigu vadovas jau ieško to finansų vadovo, ne, arba jį įdarbina, tai tikėtina, kad jau jisai bent jau pasąmonėj kažkokias naudas įsivaizduoja ir apčiuopia, ne, kodėl. Susidūrė su buhalterio ribotumu kažkokiu, tai tikėtina tą užklausą suformuos. Tai kokios tos naudos finansų, finansų žmogaus, kokias naudas mato? Karina labai gerai pasakė. Vadovo minčių perkeliamas skaičius ir lentelė. Čia viena dalis, o antra dalis tai yra ateities planavimas. Tai žmogus gebantis skaičiais planuoti ateitį tavo veiklos. Tai du tokie pakankamai svarbus aspektai. Jo, tai vienas dalykas tai analizė gilesnė tavo verslo ir supratimas, žinai, apie jį. Nes vis tiek tam tie buhalterijos ataskaitos, tai tos jos labai tokios, nelabai informatyvios. Ir kitas dalykas, jeigu jau čia sugebėtų finansininkas ir planuoti, tai čia būtų valiau. Jo, dar jeigu pinigus padėtų pritraukti, tai finansavimą, tai žiūrėk ir galim būtų anksčiau jį pasikviesti. Dar tada, jeigu padėsi man tinkamai pasiskolinti. Va. Kodėl? Aš manau, kad tai praktiškai irgi viena iš naudų. Ta prasme, turėjimas teisingo viso to sudėliojimo, perteikimo ateities planų ir panašiai, vienareikšmiškai bankui tas patiks. Tai tikrai
tikrai pridėčiau prie turėjimo finansų žmogaus pliusų. Tada, žinai, tiesiog sąnaudų eilutės įtraukia ir... Jis pats pasakytų, kad Sąnaudos gaut finansavimą, viskas. Puiku. Gal tu, Karina, dar pridėtum? Man atrodo, kad tai, ką įvardino, tai yra būtent finansavimo pritraukimas, galimybė gauti finansavimą, kas iš esmės man atrodo reikalingas iš esmės bet kuriam verslui, man atrodo, anksčiau ar vėliau kažkokiam tai etape. Vis dėlto aš manau, kad tas dalykas jis reikalingas. Tai man atrodo, kad tai yra labai apčiuopiama nauda, ties kurios galima ir sustoti, nes visos kitos, kurias aš matau, tai yra jau nauda pačiam vadovui. Visa kita jau labai didelio sąmoningumo klausimas. Tai yra pačiam vadovui suvok, kad jam ir pačiam reikia planavimo, kad jam reikia žinot, kur jisai eina ir matyti tą kelią ir taip toliau. Visa tai yra taip, aš tai suvokiu, kai kurie vadovai tai suvokia, bet plačiai paskleisti tai yra sudėtinga. Tai yra pademonstruoti tą naudą, kuri yra, sakykime, nesuvokta kažkur tai viduj. O gavimas pinigų, tai yra pritraukimas pinigų, tai čia labai akivaizdi nauda, kuri gali būti. Ir aš manau, kad šitas dalykas tikrai taip, jeigu tau reikia finansavimo, jeigu verslui reikia finansavimo, tai planavimas jam yra būtinas. Tai norint tai atlikti profesionaliai, tam reikia profesionalo kažkokios, tai sakykime, paslaugos ar konsultacijos ar dalyvavimo. Ir šitas dalykas, mes visi galim suvokti jo naudą ir labai gerai, kad jisai toksai egzistuoja. Tai yra ir ta nauda per pinigų pritraukimą tampa akivaizdi. Kitais dalykais aš turbūt ir nepudrinsiu smegenis, kad kiekvienas vadovas turi turėti savo planą. Taip, turi, kiek jam to reikia. Kiek reikia, taip ir vadinasi. Taip, kiek reikia. Tai ką, aš jaučiu, kad mes labai tirštai ir fainai pasišnekėjom konkrečiai. Ar viską pasisakėm šitą temą, ar galim baigti šiandien? Aš neturiu daugiau nieko, kažkaip jaučiuosi. Jaučiuosi davęs tiek, kiek galėjau šią akimirką. Ir aš panašiai. Visai smagiai pasišnekėjo, manau. Prasiplėčiau šiandien, tiksliau atsiminiau dar daugiau funkcijų finansininko per pokalbį. Ir aš labai fainiai jaučiuosi. Manau, kad man irgi pakanka, bet labai gerai pasikalbėjau. Labai gerai sutikti žmonės, reiškia, kurių nereikia įtikinėti, kurie kalba dalykus, apie kuriuos ir tu mąstai, ir labai apie tai galima lengvai diskutuoti. Tai yra be ypatingų pastangų įrodyti, kad čia tu irgi esi svarbus. Tai gal pabaigai trumpai, su kuo išeina šiandien? Ką žinau, aš kažkaip atėjau be jokių lūkesčių, gal su tokiom abejonėm, kągi aš čia galėsiu duoti, būdamas savo tose skirtingose rolėse, bet man kažkaip, žinau, kaip ir Karinai, labai gera savijauta ir gera kalbėti su tais, kas, kaip pasakyti, ten pat gyvena ir supranta tas visas problemas, nes su tom pačiom susiduria. Tai man atrodo, kad tie pasidalinimai mums čia visiems esantiem labai vertingi tame, ką mes darom. Tai, nežinau, labai džiaugiuosi iš tikrųjų tokiu trumpu, efektyviu mūsų pasiplėpėjimu. Tikiu, kad kažkam ir klausantiem bus tikrai vertinga. Ačiū, Audriau. Ačiū, kad prisijungiai. Tikiuosi, kad ir ateityje susitiksim. Bandysiu. Aš jau jaučiuosi išsiregistravus. Aš irgi pagalvojau. Okay. Tai tada aš labai džiaugiuosi, kad susirinkom šiandien. Ir tikrai, kaip ir Audrius sako, aš tikiu, kad tiem, kas klausys, irgi bus naudinga. Tai ačiū ir iki kitų susitikimų. Ačiū. Iki. Iki.